Labadiena, jūs sveikina Kastytis Laurinaitis ir Šaltinio 13 projektas. Šiame video papasakosiu apie karkasinio namuko pamatų statybos eigą, kokie buvo priimti sprendimai ir kokios buvo padarytos klaidos. Truputį anksčiau pasakojau apie dirbtuvių polinių pamatų statybos eigą, bet jie buvo daromi truputį vėliau. Pirma buvo daromi pamatai karkasiniam namui. Kadangi tai buvo pati pirmoji statybos patirtis, entuziazmas virto per kraštus. Kastuvas į rankas ir pirmin. Laikas ėjo, o normalaus darbo rezultato vis nesimatė. Iki vakaro sugebėjome su vaikais iškasti tik per gerą pusmetrį visą perimetrą. Gerai pamačius buvo susitarta su Bobcat vairuotoju, nes tokiais tempais būčiau knysęs dar savaitę, kaip minimum. Kelios valandos darbo ir aikštelė paruošta. Gruntas pas mus smėlis, tad užteko nuimti tik apie gerą pusmetrį dirvožemio. Naudojantis progą buvo palygintas ir reljefas, o visas dirvožemis buvo suverstas į vieną krūvą. Labai pasisekė, kad tuo momentu netoliese buvo taisomas kelias, tad pavyko susitarti su vairuotojais ir gauti pigiai keletą mašinų smėlio. Teko ir vėl kviestis vaikus į pagalbą ir rankomis paskleisti visą smėlį. Iki vakaro buvo išmėtytos 5 pilnos mašinos smėlio. Vėliau buvo išnuomota grunto sutankinimo mašina, dar kitaip vadinama varlė, ir visą dieną su ja važinėjame, pastoviai gruntą vis suliejant vandenį. Buvo paruoštos vertikalios armuojančios konstrukcijos kolonoms. Jos buvo gaminamos iš 8 diametro metalinės armatūros. Rostverkui buvo nutarta naudoti FIBO keramzitinius 20 cm pločio pamatinius blokelius. Pirma, nereikia daryti medinių konstrukcijų betonavimui. Antra, galima buvo viską pasidaryti vienam, be pagalbininkų. Kadangi entuziazmas dar buvo neišblėsęs, tad pirmas kolonas bandėme gręžti tokiu lėtaeigiu moto grąžtu. Prasikankinome su sūnum visą dieną, bet iki vakaro sugebėjome padaryti tik 6 polius. Buvo išgręžiama 30 cm diametro skylė, kurios gylis virš 1,5 metro. Į ją buvo įdedama vertikali armuojanti konstrukcija. Virš duobės pagal lygį buvo sumontuojamos lentos kolonos pagrindui ir viskas užpilama betonu. Visa tai gerai sutankinant elektriniu betono vibratoriumi. Čia matosi vienos dienos rankinis darbas, efektyvumas grubiai tariant nekoks. Tad į pagalbą ir vėl buvo kviečiamas tas pats Bobcat. Prieš jiem atvažiuojant buvo rimtai pasiruošta, sužymėtos visos vietos skylėms ir nekantriai laukiama rytdienos. Ankstyvas rytas. Rūkas buvo toks, kad pakeliui pasiklydo Bobcat vairuotojas. Elektros tam momentui sklype dar nebuvo, tad buvo naudojamas benzininis generatorius. Nepraėjo ir pusdienis, o visos likusios 20 skylių buvo jau išgręžtos. Liko atlikti tik mūsų paruošiamuosius bei betonavimo darbus. Iki vakaro su vaikais viską ir padarėme. Nusikalėme kaip šunys, bet pirmas etapas buvo padarytas. Poliai buvo sumontuoti. Liko laukti, kol sutvirtės betonas. Po poros dienų vėl pavyko susitarti su vairuotojais dėl smėlio, tad rankomis sutampėme dar 5 mašinas smėlio, bei preliminariai išlyginome. Savaime aišku viską sutankinome, vibro plokštės pagalba, pastoviai gruntą perliejant vandeniu. Vėliau buvo pradėtas montuoti ekstrudinis 10 cm storio polistirolas po rostverku. Jis naudojamas norint apsaugoti betoną nuo peršalimo. Kad vėliau nejudinti grunto ir nesikankinti, buvo pakloti kanalizacijos vamzdžiai. Jie papildomai buvo apklijuojami polistirolu, panaudojant montažinės putas. Nesvarbu, kad po namu niekada nebūna minusinės temperatūros, bet geriau apsisaugoti. Pradėjome montuoti pirmą FIBO keramzitinių pamatinių blokelių eilę, įklojant ryšančiąją armatūrą. Apatinėme horizontaliame sluoksnyje buvo naudojama 12 diametro, o antroje ir trečioje eilėje 10 diametro metalinė armatūra. Pastoviai vis trukdydavo oras, labai dažnai lijo lietus, o tai labai stabdydavo darbus. Sumontavus antrą eilę buvo nutarta užpilti betonu ir sutankinti. Trečios eilės montuoti kol kas nerizikavome, nes tie blokeliai laksto kaip pasiutę, ko tik nedarėme, kad to išvengti. Vibruojant betoną, jie judėdavo po kelis centimetrus į visas puses. Pastoviai tekdavo atstatyti į vietą guminio plaktuko pagalba. Pastoviai dirbdavome iki sutemų, šviečiant lempoms, kurias maitino benzininis generatorius. Prieš užliejant betonų paskutinėje eilėje buvo išgręžiamos 10 cm skylės ortakiams, pamato vėdinimui. Tai leidžia išvengti bet kokios drėgmės po namu. Darbai nestovėjo vietoje ir vos spėjome iki šalčių nutinkuoti pamatą, taip apsaugant juos nuo kritulių. Didelis dėkui žmonai už šį atliktą didelį darbą, nes iš manęs tinkorius kaip iš... Po kelių dienų spustelėjo šaltukas.
Pirmą žiemą pamatai taip ir prastovėjo. Šiai dienai pamatų būklė labai gera. Yra smulkių problemų. Kai kur suskelinėjo tinkas ar net fibo keramzitinis blokelis, bet tai tik kosmetika, betonas laiko idealiai. Yra bėdų su cementiniu skiediniu, kuriuo buvo tinkuota. Iš kažkur lenda druskos, tad iki šiol neaišku, ar tai fibo blokeliai nekokybiški, ar pakišo prastą cementą, nors buvo pirktas atseit švediškas. Matyt, teks viską daužyti ir tinkuoti iš naujo. Vėliau visas pamatas turėtų būti apklijuotas polistirolu ir uždėtas dekoratyvinis tinkas. Jei turite kokių klausimų, maloniai prašom, pasistengsiu visus atsakyti. Kviečiu rašyti komentarus po šio video bei aptarinėti Facebook paskyroje. Dalinkite šio video bei nepamirškite įvertinti. Spauskite pirštą aukštyn, jei video patiko, o jei nepatiko, spauskite pirštą žemyn ir būtinai parašykite, kas nepatiko. Tai bus galima išvengti klaidų ir tobulėti. Tai tiek, viso geriausio ir iki pasimatymo.